2026 m. Liepos 18. Virš Rusijos miesto Tambovo, esančio maždaug už 475 km į pietryčius nuo Maskvos, girdėti būdingą Ukrainos dronų zvimbimą. Toliau į šiaurę, daug arčiau sostinės, Elektrostalio mieste, kartojasi panaši situacija. Į miesto oro erdvę įskrenda bepiločiai orlaiviai. Pastarosiomis savaitėmis ir mėnesiais daugybė Ukrainos bepiločių orlaivių įskrido į tokius Rusijos miestus. Paprastai jie ieško naftos perdirbimo gamyklų, kuro saugyklų ir kitų vertingų Kremliaus energetikos infrastruktūros objektų. Tačiau šie dronai turi visiškai kitokius taikinius. Jie neieško kuro sandėlių. Taip pat neskrenda į tradicinius karinius objektus, tokius kaip dronų gamyklos ar amunicijos sandėliai. Vietoj to jie ruošiasi smogti Rusijai ten, kur ji mažiausiai tikisi, atverdami visiškai naują frontą ir sukeldami naują chaoso bangą, su kuria Kremliui teks susidoroti. Nes šie dronai jau visai netrukus smogs į didžiausios Rusijos internetinės mažmeninės prekybos įmonės, vadinamosios Rusijos Amazonės Wildberries sandėlius. Lengva suprasti, kodėl Ukraina norėtų susprogdinti, pavyzdžiui, raketų gamyklas arba paleisti savo dronus ir raketas į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Nes tai tiesiogiai veikia Kremliaus gebėjimą aprūpinti savo karo mašiną kuru ir akivaizdžiai tęsti konfliktą. Mažiau gaminamų dronų ir raketų reiškia mažiau ginkluotės, kurią galima smogti Ukrainos miestams ir miesteliams. Daugiau degančių naftos perdirbimo gamyklų reiškia mažiau pinigų, patenkančių į Rusijos prezidento Vladimiro Putino kišenes. Tačiau šiek tiek sudėtingiau suprasti, kodėl Kijevo pajėgos norėtų taikytis į pagrindinę internetinę prekyvietę, kuri parduoda kasdienės vartojimo prekes, tokias kaip drabužiai, kosmetika, knygos ir dovanos. Tačiau Wildberries tyliai, bet reikšmingai prisideda prie karo. Įkurta 2004 metais ir įsikūrusi Maskvoje, Wildberries yra didžiausia Rusijos elektroninės prekybos įmonė. Ji pritraukia milijonus kasdienių vartotojų, apdoroja šimtus tūkstančių užsakymų per dieną ir generuoja milijardus dolerių metinių pardavimų. Jie aptarnauja ne tik Rusiją, bet ir daugelį buvusių Sovietų Sąjungos respublikų, tokių kaip Armėnija, Tadžikistanas, Baltarusija, Gruzija ir Uzbekistanas. Apie pusę visų internetinių pardavimų Rusijoje vyksta per Wildberries. Tai visiems gerai žinoma platforma, į kurią rusai visada kreipiasi, kai nori greitai ir patogiai įsigyti ką nors internetu. Ar tai būtų nauji drabužiai, buitinė technika ar elektroninis prietaisas. Ir kaip Amazon Jungtinėse valstijose bei kitose pasaulio dalyse, Wildberries neparduoda tik savo pačios prekių. Iš tiesų, didžioji dalis jos verslo vykdoma per kitus prekių ženklus ir pardavėjus, kurie siūlo savo prekes platformoje ir pasikliauja ją, norėdami pasiekti milijonus vartotojų visoje didžiulėje Rusijos teritorijoje. Iš pirmo žvilgsnio ši įmonė neatrodo kaip akivaizdus karinis taikinys. Pavyzdžiui, naršydami Wildberries pagrindinį puslapį, greičiausiai pamatysite reklamų ir prekių sąrašų, siūlančių mokyklinės prekes, moteriškas sukneles ar kūdikių produktus. Tačiau pasigilinus, pradeda ryškėti įspėjamieji ženklai. Nes ši platforma parduoda ne tik nekaltas vartojimo prekes, bet ir daiktus turinčius aiškę ir akivaizdžią karinę paskirtį. Tokius daiktus, kaip neperšaunamos liemenės, kūno šarvai, šalmai, radio įranga, šviesolaidiniai kabeliai ir dronų komponentai. Taigi, nors Wildberries bandė nuslėpti savo dalyvavimą kare, savo politikos dokumentuose teigdama, kad atsisako parduoti karinę ginkluotę, vis dėlto ji aktyviai dalyvavo konflikte. Nes ne tik paprasti Rusijos piliečiai atsidaro Wildberries svetainę, kai nori ką nors nusipirkti. Rusijos kariai daro lygiai tą patį. Nuo pat karo pradžios, 2022 metais, iki šių dienų, Kremliaus kariai kreipiasi į Wildberries, kai tik jiems prireikia papildomų atsargų. Kaip aiškina Pavelas Lucinas, vyresnysis bendradarbis Europos politikos analizės centre, Rusijoje oficialios procedūros dažniausiai apima tik ginklų įsigijimą, todėl kariniai daliniai ir pavieniai kariai daug ką turi pirkti patys. Uniformos, maistas, benzinas, elektros generatoriai, dronai, automobiliai, motociklai, atsarginės dalys. Todėl karo reikmėms reikalingas prekes galima įsigyti per Wildberries. Dėl to Wildberries tapo teisėtu ir pagrįstu Ukrainos taikiniu. Nes tai nėra tik draugiška vartotojų prekyvietė, kokia ji apsimeta esanti. Tai didžiulis, išsikerojęs karinės logistikos tinklas, tiekiantis svarbę įrangą, leidžiančią Rusijos kariams efektyviau vykdyti operacijas ir keliantis grėsmę ukrainiečių gyvybėms. Kijevo vadai tai suprato. Jie taip pat suprato, kad geriausia galimybė laimėti karą nėra kovoti su Rusijos pajėgomis tiesiogiai fronto linijose, o nutraukti priešo tiekimo linijas ir sužlugdyti jų logistiką. Buris sandėliai buvo šios logistikos dalis, todėl jie turėjo būti sunaikinti. Tai sugrąžina mus prie Liepos 18-osios įvykių, kai Ukraina nusprendė savo vis efektyvesnę giluminio smūgio kampaniją pakelti į visiškai naują lygį. Kijevo pajėgos jau buvo surengusios daugybę sėkmingų smūgių naftos perdirbimo gamykloms, transporto mazgams ir karinėms gamykloms. Supratusi, kokia vertinga Wildberries buvo priešo pajėgoms, Ukraina nusprendė padaryti šios įmonės sandėlius svarbiausiais taikiniais.
Būriai dronų buvo surinkti ir paleisti iš vietų Ukrainoje, pradėdami ilgą kelionę per sieną į Rusijos oro erdvę. Tai nebuvo paprasti dronai. Daugelis Ukrainos bepiločių orlaivių sukurti taip, kad galėtų skristi vos kelias minutes prieš smogdami savo taikiniams. Šie dronai turėjo veikti daug ilgiau, įveikti 100 mylių, kad galėtų smogti vieniems didžiausių ir judriausių Wildberries logistikos centrų. Daugelį metų Ukraina tiesiog neturėjo technologijų, leidžiančių vykdyti tokio pobūdžio atakas. Tačiau 2026 metais jie jau gali pasigirti išskirtinę dronų armiją, tarp kurių yra tokie modeliai kaip Firepoint FP, FP1, galintis nuskristi beveik 1000 mylių ir gabenti kovines galvutes, sveriančias iki 120 kg. FP1 taip pat aprūpinti tiek inercinėmis, tiek palydovinėmis navigacijos sistemomis, kad galėtų rasti kelią iki taikinių, radarą su geriančia šarvuote, leidžiančia išvengti aptikimo, ir elektroninėmis priešpriemonių sistemomis, skirtomis kovoti su Rusijos trukdytuvais. Tai vieni pažangiausių ir efektyviausių kada nors sukurtų bepiločių orlaivių, o Liepos 18-ąją kelios iš jų dūzgė danguje virš Tambovo ir Elektrostalio. Dvi vietos, kurias sieja vienas bendras dalykas. Abiejose yra dideli Wildberries paskirstymo centrai. Naktį, prisidengus tamsa, dronai pasiekia paskutinį savo kelionės etapą. Ukrainos operatoriai stebi iš saugaus atstumo, esančio už 100 mylių, kaip jų bepiločiai orlaiviai artėja prie taikinių. Karas netrukus pereis į naują fazę. Pirmasis dronas susiduria su taikiniu, sukeldamas didelį sprogimą Tambovo sandėlyje. Šis sandėlis, atidarytas praėjusiais metais, turi pakankamai vietos vienu metu laikyti iki 54 milijonų prekių. Netrukus smūgį suduoda dar vienas dronas ir vėl įsiplieskia liepsnojantis ugnies kamuolys. Elektrostalija. Ta pati situacija kartojasi, kai smogia keli dronai. Vienas iš didžiausių Wildberry logistikos centrų, užimantis daugiau nei 360 000 kvadratinių metrų plotą ir turintis daugiau nei 8 000 darbuotojų. Vietos gyventojai pažadinami iš lovų ir skuba prie langų filmuoti prasidėjusio chaoso, fiksuodami nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos skubiai dalijasi internete, rodydami milžiniškus juodų dūmų debesis, pradėjusius užpildyti dangų virš jų miestų, ir visą sandėlio sieną, byrėjančią nuo intensyvios ugnies kaitros sandėliuose bei aplinkinėse patalpose. Naktinės pamainos darbuotojai skuba prie išėjimų, kai ore tvyro chaosas ir panika. Kai kuriuos sustabdo beširdžiai prižiūrėtojai, kurie, kaip pranešama, atsisako įjungti priešgaisrinę signalizaciją ar duoti evakuacijos įsakymą iki paskutinės akimirkos, labiau rūpindamiesi savo pelnu nei darbuotojų gyvybėmis. Dėl tokio požiūrio, nors didžioji dauguma darbuotojų iš sandėlių išeina gyvi, to paties negalima pasakyti apie visus. Po atakų Rusijos pareigūnai praneša apie kelias žūtis ir kelias dešimtis sužeistųjų. Tuo tarpu Berry generalinė direktorė Tatjana Kim reaguoja į atakas Telegram platformoje, rašydama: "Baisi naktis, baisus įvykiai. Mūsų įmoniai ir mūsų šaliai. Šis skausmas yra neapsakomas." Ukrainos dronų pajėgų vadas Robertas Brovdijus tuo tarpu pateikia kitokią nuomonę. Siekiama per kelias sekundės sugriauti patogaus taikos meto gyvenimo iliuziją paklusniems agresoriaus valstybės gyventojams, smogiant į jautriausią paprastų imperijos patriotų ir Putino šalininkų komforto zonos dalį. Ir tai tik pradžia. Liepos 20. Tambovo danguje dūmai jau išsisklaidė, o Elektrostalyje dulkės pradėjo nusėsti. Tačiau Rusija jau nebėra tokia pati. Šalies žmonės buvo priversti pajusti karo pasiekmes visiškai naujų būdų. Daugelis prekybininkų ir verslo savininkų ėmė Telegram ir kitose internetinėse platformose pasakoti apie savo bėdas, aiškindami, kaip didelė jų verslo prekių dalis sudegė per Liepos 18-osios atakas. Ir nuo to laiko Wildberries tyliai atnaujino savo politiką, pašalindama finansinę atsakomybę už prekes, prarastas ar sugadintas per raketų smūgius ar dronų atakas, todėl įmonė neturi jokios prievolės suteikti šioms įmonėms jokios kompensacijos. Tačiau įmonė vis tiek susiduria su milžiniškomis sąskaitomis ir veiklos sutrikimais. Ekspertai skaičiuoja, kad tai kainuos iki 35,8 milijardo rublių arba 457 milijonus dolerių, kad būtų suremontuotos pažeistos patalpos. Sąskaita tokia didelė, kad Wildberries draudikai vargu ar ją visiškai padengs. Bendrovė, kuri daugelį metų džiaugiasi didžiulė sėkme ir dominavimu Rusijos mažmeninės prekybos sektoriuje, susiduria su precedento neturinčia krize. Ir situacija tik blogės, nes dar viena Ukrainos dronų spiečius įskrido į Rusijos oro erdvę. Ir tai ne bet koks spiečius, o vienas didžiausių iki šiol. Manoma, kad apie 400 dronų pakilo iš įvairių vietų visoje Ukrainoje ir skrieja link savo taikinių. Kai kurie skrenda į pietus, link Azovo jūros, kur jie gali nusitaikyti į kelis Rusijos šešėlinio laivyno laivus ir juos sunaikinti, gabenančius naftą, grūdus ir kitus išteklius. Tačiau didelė dalis spiečiaus skrenda tiesiai į Rusijos kultūrinį, ekonominį ir politinį centrą – Maskvos regioną. Kai jie artėja prie šalies sostinės, įsijungia Rusijos oro gynybos žiedai. Radarų ekranai staiga nušvinta dešimtimis mirksinčių šviesų, kai raketų sistemos pradeda veikti. Tačiau dronai yra per maži, per greiti ir per daug jų, kad Rusija galėtų su jais susidoroti. Kai kurie numušami, bet daugelis toliau skrenda Podolsko miesto link, esančio vos už 40 km į pietus nuo Kremliaus. Ten jie išsiskirsta.
Dalis taikosi į vietinę naftos saugyklą, o kiti skuba link dar vienos Wildberries vietos netoliese esančiame Kolodino rajone. Viena iš seniausių ir didžiausių įmonės paskirstymo centrų vėl to jau užsiliepsnos. Vietiniai rusai pabunda vidury nakties, kai aplink juos nuaidi sprogimų garsai. Kol vieni ieško prieglobsčio, kiti griebia telefonus ir filmuoja chaosą. Sprogimai, smūgiai ir gaisrai apima Wildberries kompleksą, o didžiuliai prekių kiekiai sudega iki pelenų. Ne visa tai susiję su kariuomenė, tačiau Ukraina neturi galimybės taikytis tik į karinius produktus. Kadangi Wildberries parduoda tokį platų prekių asortimentą, geriausia ir iš tiesų vienintelė galimybė, kurią turi Kyjivo vadai, yra taikytis į visus sandėlius, taip aiškiai perduodant žinutę įmoniai. Jos dalyvavimas kare daugiau nebus toleruojamas. O jos turtas bus pavojuje tol, kol ji ir toliau padės pardavinėti prekes, kurios maitina Kremliaus karo mašiną. Kaip aiškina Serhijus Kuzanas, Ukrainos saugumo ir bendradarbiavimo centro pirmininkas, pagrindinė priežastis smogti Wildberries. Sandėliai yra taikiniai tam, kad būtų sutrikdyta Rusijos logistika ir dvigubos paskirties prekių, svarbios elektronikos, sankcionuotų prekių bei panašių dalykų tiekimas Rusijos kariuomeniai ir Rusijos ginklų gamintojams. Tačiau tai dar ne viskas. Šiais išpuoliais Ukraina taip pat leidžia Rusijos žmonėms patirti karą savo kailiu. Tai suteikia jiems mažą dalį to, ką ukrainiečiai turėjo išgyventi daugelį metų dėl Rusijos agresijos. Daugelį metų ukrainiečiai turėjo stebėti, kaip dega jų namai. Jie matė, kaip ligoninės, mokyklos, namai, bažnyčios ir kultūros paminklai buvo paversti griuvėsiais. Po Rusijos negailestingų be atvangos vykdomų atakų, daugelis matė, kaip jų verslai sudegė arba buvo priversti palikti vietas, kuriuose užaugo, vien tam, kad išliktų gyvi. Dabar pagaliau Ukraina yra tokioje padėtyje, kai gali padaryti tokią pačią žalą savo priešui, tačiau ji neveikia kaip Rusija. Ji nenori vykdyti karo nusikaltimų, bombarduoti mokyklų ir griauti gyvenamųjų pastatų. Vietoj to ji nori susitelkti į pagristus, tinkamus taikinius, tuo pačiu perduodama žinią, kurios Rusijos visuomenė nebegali ignoruoti. Žinutė, kuri galbūt pagaliau paskatins daugiau jų pakilti ir sukilti prieš žudikišką režimą, kuris juos valdo. Žinutė, kuri nuo šiol tik garsės. Liepos 22. Ukraina atsisako sumažinti savo atakų intensyvumą. Vietoj to, ji nusprendžia smogti Rusijai dar stipriau, taikydamasi ne tik į vieną, bet į 2 atskirus Wildberries objektus tą pačią dieną. Dar kartą ilgo nuotolio smūgio dronai pakyla iš Ukrainos teritorijos, valdomi pilotų ir savo vidinių navigacijos sistemų. Jie kerta sieną ir skrenda link savo taikinių. Jie keliauja pietryčių kryptimi link Krasnodaro, didžiausio miesto ir administracinio centro Rusijos Krasnodaro krašto regione. Ir mažesnio miesto Nevenomisko Stavropolio regione maždaug už 150 mylių paliau į rytus. Šie miestai turi mažai ką bendro pagal dydį ir išvaizdą. Tačiau abu jie yra tarp daugiau nei 200 logistikos centrų, kuriais Wildberries remiasi vykdydama savo veiklą visoje Rusijoje ir tarptautiniu mastu. Dabar, kai įmonė suprato, kad jos sandėliai tapo kariniais taikiniais, ji bent jau pagerino savo gebėjimą reaguoti į šiuos išpuolius. Vos tik aptinkami Ukrainos dronai, įsijungia aliarmas, kuris sukelia masinę abiejų objektų evakuaciją. Darbuotojai skuba prie išėjimų, kai bepiločiai orlaiviai artėja ir po kelių sekundžių įvyksta pirmasis smūgis. Dabar jau pažįstamas ir neabejotinas sprogstančios drono kovinės galvutės garsas girdimas už daugelio kilometrų, kai Krasnodaro objekte įsiplieskia didžiulis gaisras. Sandėliai Nevenomiske taip pat užsiliepsnoja po kelių dronų smūgių. Gelbėtojai skuba į įvykio vietą gesinti gaisrų, tačiau žala jau padaryta. Dar kartą Rusijos oro gynyba pasirodė esanti nepakankama, o Wildberries pasirodė bejėgė apsaugoti savo pardavėjo atsargas nuo Ukrainos rūstybės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis džiaugiasi šiuo smūgiu, pažymėdamas, kad abu centrai buvo susiję su Rusijos kariuomenės aprūpinimu dronų dalimis, navigacijos įranga ir kita įranga. Jau kitą dieną, Liepos 23. Pasirodo naujų pranešimų apie dar vieną ataką prieš Wildberries. Šį kartą mažame kaimelyje netoli Voronežo miesto, vos už 105 mylių nuo Ukrainos sienos, gerokai Ukrainos dronų veikimo zonoje. Nors ši ataka buvo mažiau rimta nei kitos, nes neužsiliepsnojo jokie didesni gaisrai, vis dėlto Wildberries sandėlio stoge vis tiek buvo matomos skylės, kas rodo, kad dronai sėkmingai prasiskverbė į pastatą ir galėjo sugadinti arba sunaikinti viduje buvusias prekes. Liepos 24. Ukrainos smūgiai mažmeninės prekybos objektams tęsiasi toliau. Dronai buvo paleisti Rusijos antrąjį pagal dydį miestą, Sankt Peterburgą, kuriame yra keli milžiniški Wildberries logistikos centrai, įskaitant Šušarį paskirstymo centrą, užimantį daugiau nei 100 000 kvadratinių metrų. Učinos zavodo centras, kuris tvarko didžiulius kiekius prekių iš Wildberries pardavėjų. Ir Krasny Ber kompleksas, kurį įmonė aktyviai plečia, kad galėtų tvarkyti kai kuriuos didžiausius ir sunkiausius daiktus parduodamus jos platformoje. Šiuose objektuose kasdien apdorojami 100 000 Wildberries užsakymų, o Ukraina ketino juos padegti nakties metu. Ukrainos dronai įskrido į miesto oro erdvę. Sankt Peterburgas yra viena geriausiai ginamų Rusijos dalių dėl savo dydžio, gyventojų skaičiaus ir kultūrinės svarbos.
tačiau net ir tai neužtikrino pakankamos gynybos, kad būtų sustabdytas šis smūgis. Kai kurie bepiločiai orlaiviai buvo numušti, tačiau daug daugiau jų tęsė skrydį. Jų būdingas dūzgimas pažadino vietinius gyventojus iš lovų, kai dronai skubėjo link Wildberries sandėlių. Staiga pasigirdo daugybė sprogimų, kurie sukėlė smūginės bangas visame mieste, kai keli sandėliai tiek Šušari, tiek Učinos Zavod komplekse užsidegė. Gyventojai filmavo įvykį, kai liepsnos kilo aukštyn, o dūmų stulpai kilo aukštyn, uždengdami naktinio dangaus žvaigždes. Regiono gubernatorius Aleksandras Drozdenso buvo priverstas patvirtinti, kad dronai vėl smogė Sankt Peterburgui. Miesto oro uostas taip pat turėjo sustabdyti veiklą, kol siautėjo gaisrai. Ir jei Wildberries vadovai manė, kad Sankt Peterburgas buvo vienintelis Ukrainos taikinys tą naktį, jie labai klydo. Per kelias valandas papildomi smūgiai, sprogimai ir gaisrai buvo užfiksuoti ir logistikos centre Tvere, kur orą taip pat užpildė tiršti dūmų debesys. Ir Krymo mieste, Simferopolyje, kur taip pat veikia Wildberries. Per vieną savaitę Ukrainos dronai smogė mažiausiai 9 Wildberries logistikos centrams, nuo pietų Rusijos iki šiaurinio Leningrado regiono. Jie sunaikino prekių už milijardus dolerių ir paveikė apie 552 tūkstančiai kvadratinių metrų sandėlių ploto. Tai yra apie 10% visos Wildberries talpos. Jie paliko daugybę verslininkų apimtų nusivylimo ir pykčio. Daugelis jų nukreipė šį pyktį į savo šalies vadovybę. Už tai, kad tęsia karą, kurio akivaizdžiai nelaimė, ir nesugeba apginti savo žmonių bei infrastruktūros. Dar svarbiau, Ukrainos atakos taip pat smarkiai pakenkė vienam didžiausių karinės logistikos tinklų, kuris visą šį laiką veikė šešėlyje. Iš pirmo žvilgsnio atrodė kaip paprasta internetinė prekyvietė, tačiau slapta leido kariams įsigyti viską, nuo dronų dalių iki neperšaunamų liemenių. Taip darydama, Ukraina tik dar labiau pagilino tiekimo grandinės krizę, su kuria susiduria Rusijos kariuomenė. Šiandien Kremliaus kariai jau susiduria su prastos kokybės įranga ir sunkumais gaunant reikiamas atsargas. Smūgiai prieš Wildberries dar labiau paaštrina šias problemas, dar labiau apsunkina eilinio Rusijos kareivio gyvenimą ir dar labiau sumažina Maskvos pergalės galimybės. Susitiksime kitame mūšio lauke.